Tai va, kalbėjau apie privačias tas labdaros iniciatyvas. O kaip manot, kada susikūrė valstybinės socialinės rūpybos sistemos pasaulyje? Pirmosios. Europoje? 12 amžiuje. Ne. Sodra, sodra, įsivaizduokit sodra. Kas yra sodra? Sodra reikalinga praktiškai kiekvienam piliečiui. Jeigu jisai susirga, jeigu ten nedarbingumas, jeigu tai... Tai va, Bismarką prisimena tokią istoriją. Pensijas. Tai va, jisai sugalvojo tą ir valstybinę švietimo sistemą, ir valstybinę socialinę rūpybos. Vokietijos yra tas imperatorius 19 amžiaus pati pabaiga, o Lietuvoje, tai yra, Vilniuje atsirado sodra, atsirado 20 metais, o to vadinoje Kauno Lietuvoje arba toj Lietuvoje atsirado tik 1928. Tai ganėtinai naujas dalykas, nes nebuvo pramoninis kraštas ir žmonės, tų darbininkų, jie galėjo kentėti tą po 16 valandų dirbti ir taip toliau. Eime per kiemelius. Čia reikia žibintuvėlių irgi. Labai gražus sodas. Galime pasiskinti uogų, vaisių ir taip toliau. Priklausė Bernardinėms seniai vienuolynai. Esame sode tarp dviejų vienuolynų, tai yra Bernardinių vienuolynas ir Dominikonų. Ir tokia laukinė vieta visiškai, ten toliau grioviai, tokie kasami, kažkas tvarkoma, bandoma, bet jau tokios duobės didžiulės stovi jau dešimtmečius, o tas Dominikonų vienuolynas irgi apleistas ir nelabai žinoma, ką su jais daryti. Čia jau tas vienuolynas, pro kurį praėjom, jau jisai pavirto labai daug būtų įrengtų ir privačių apartamentų, labai brangių ir labai ištaigingų. Jeigu matėte, tas, kur sustojom ir kalbėjom apie sodrą, tai eitume gilin ten, tai dar yra toks vienas kiemelis, jame irgi būtai ten nežmoniškai brangus ir taip toliau. Tai tokia jau vienuolynų dabar ateitis. Teks lukterti porą minučių, nes čia siauras praėjimas ir tam praėjime gyveno toks mano pažįstamas dėdė Šaukštas, mes jį vadindavom. Jisai buvo giltinės pavidalo žmogus, toks atrodo, kad jau seniai miręs. Bet iš tikrųjų jisai gyvas, toks labai sudžiūvęs, žodžiu, ilga nosimi, veidė ne lašelio kraujo, bet jisai ateidavo į tą suokalbį, tokį kavinę, lošdavo ten šachmatais ir dar kartais mane aplošdavo, kai aš prisigerdavau. Tai dėdė Šaukštas čia gyveno, dievai žino kokiais keliais, įsitaisė, sakė, kažkokie geri žmonės jį priėmė.
Na tai buvo va, dešiniai tas vienas iš skladukų, kaip jis vadino, sandėliukų. O tas sandėliukas buvo paverstas jo gyvenamojų namų, jisai visai neprastai buvo įsitaisęs. Bet paskui dingo, prieš 3-4 metus jo jau nebėra ir aš dėja nebematau Vilniuje. Gal tasai, na tiesiog, žmogus, kuris atrodė kaip miręs, iš tikrųjų miręs. Galbūt. Paskutiniai. Eina dar žmonės ar ne? Ai, jau tingiu kartoti. Tai nepakartojami dalykai. Apie dėdę Šaukštą jisai buvo nepakartojimas. Eime tolin tada. O dėdė Šaukštas buvo vadinamas dėl to, kad jisai drožė šaukštus ir pardavinėjo Kaziuko turgų ir visur kitur. Ir kartais, kai pralošdavo pinigus, suokalbį siūlydavo atsimokėti šaukštais. Čia yra laiptai, bet yra ir šalia laiptų yra užlipimai. Leidosi, pusę nusileido tam kantelę. Nu. Tai tik nu. Bent jau. Truputį,